Labas rytas, šiandien pusrytukai tokie, paskutiniai prieš išvažiuojant namučio. Prašėt, kad parodyčiau kambariuką, jau čia viskas, mes išvažiuojam, paliekam. Tai va tokį kambariuką turėjom, čia dvigulė mes su mama, čia pas mum vienas iš vaikučių vis miegojo kartu. Tai toks visai nėra prabangus, bet tikrai nieko netrūka ir kavos aparačiukas ir, žodžiu, ką nori, visko. Ką reikėjo, tą turėjom. Šiaip Niujorkas tai ganėtinai švarus ir pažiūrėkit, tokių tikrų šiukšlių kaip ir nėra. Jie sukrauna tokiam dideliem krūvom šiukšlių maišus ir po to atvažiuoja kažkada naktį išveža. O pas mus paskutinis rytas. Visi kas, kur išsivaikščioja, nes dar turim porą valandėlių, palikom lagaminukus viešbutukė. Tai kas valgyt nusipirk, kas dar paskutinę kokią šmutkelę į lagaminą įsimest. Tai visi skirtingais keliais. Aš dabar viena pati einu, bet man atrodo, kad brolis mane dasivys. Iš kelionių mes magnetukų jau taip nebevežiojam nei kitiem. Realiai įdomu tik tada, kai pats kažką savo parsiveži. Bet šiaip patinka tokį kažkokį nelabai prabangų, bet prisiminimui iš to šalies kažką išsirinkti. Tai šį kartą dabar aš Aivarui išrinkau štai tokį amerikietišką labai. O dabar atėjau jau, kaip matote, į rūbų parduotuvę, einu dar kažką paskutinės minutės, kažkokį tais gražumyną išsirinkti. Nusiraminau, rūbų pardai nieko neradau, dabar savo visai ramiai sąžinė einu, kad nereikės galvoti, kur susikišti viską. Iš tikrųjų rasti visada rasi, bet pakilnoju ir pagalvoju, ar čia man reikia, ne? Tai žodžiu, dabar einu, nupirksiu šviežių skanių beigelių. Ir tada žygiuosiu atgal, susitinkam su visais ir už valandėlės paliekam Niujorką. Mane visi tie sunkvežimiai, nesvakaitant to, ar jie yra šiukšlių surinkimui, ar daiktų vežiojimui, ar tiesiog gal net kokia gaisrinė, man jie tokie gražus. Einu pro šalį, pakeliu galvą, žiūriu, universitetas, bet ne dangoraižio dydžio. Matot, kokie dangoraižiai šalia. Mėgaujuosi paskutinėmis spalvomis Niujorke. Saulytė šviečia. Čia priešais mane jau matot Bruklino tilto pradžia. Tai fainai dar pasivaikščiot, pasimėgot. Patinka man sakyti, kad aš viską noriu susigerti save. Tai šiek tiek vėjuota, nebėra taip karšta. Žodžiu, pats tas kelionį namo. Aš einu į policijos užkandinę, kur policininkai valgo beigelius. Mes pernai netyčia ją atradom, tai aš dabar jos ieškau paskutiniam beigeliam šioje kelionėje. Matot, kiek čia policijos, iš tikrųjų aš ganėtinai saugi čia jaučias. Ir va ten prieki, kur aš ir einu. Jo. Užeinam apžiūrėti, kaip čia ką. Aha. Va. Rinkis, ką nori. Taip pat kaip ir praėjusį kartą. Aš sirinkau du šitos beigelius. Realiai jaučiu brangiausiai, bet didelį labai, tai jaučiu užteks mums čia iki pat lėktuvo vakarienės. Paragausim, aš čia kaip ir minėjau, yra vietinių užkandinė. Dar atrodo, eini pro tą Brooklyn Bridge'ą jau kokį 25 kartą, bet vis tiek dar vis norisi jį užfiksuoti. Kažkur vyksta gaudynės, tai dabar policijos nemažai yra, kurie saugo pravažiavimus, neleidžia vėliau kur važiuoti. Iš tikrųjų, čia to pačiu ir greitoji greičiausiai laukia. Girdis labai daug signalų, sirenų. Tai dėl to sprendžiam, kad kažkur kažkas gaudo kažką. Šalalalala, always Coca-Cola. Šioj kelionėje taip ir neparagavom nieko šitų vagonėlių. Šviežesnės gamybos maisto šį kartą nusipirkom, nes ten jau neaišku, kada iškeptos bandelės. O dabar tiesiog tokia pakrantė paskutinės akimirkos Niujorke. Su šito raudonu autobusiuku nemokamu pravažiavom vakarą. Nebeprisimenu, ar parodžiau, kaip jis iš išorės atrodo. Bet jis važinėja tik čia šitoj Wall Streeto pusėje. Kol buvom praktiškai visą savaitę, tol čia remontai vyksta ir vyksta. Reguliuotojai, darbininkas gal vienas viduj, aišku, kaip ir Lietuvoj, o sėdinčių ir stebinčių daugiau negu dirbančių. Išsipakavau savo beigelius.
Mamulis jau sėdi laukia manęs, mes dar viešbutėlį suvalgysim pusę turbūt, nes čia iš tikrųjų labai didelį. Wow, kaip skaniai atrodo. Su kiaušiniu, jautiena, svogūnais, žodžiu, visas komplektas labai kietai. Mūsų jau durėlės užsidaro, kompanija dar savo mašinytę senoj pusėje lauk, man į priekį sėdi viską žiūrėti. Paliekam savo kambariuką, neblogai visai čia buvo, gerai, jaukiai, ai čia va mūsų vartai. Visko, ko reikėjo, to gavom. Oro uoste jau laukiam savo laiko, pabaiginėjom gėrimus, nes paskui nebeleis prasinešti. Rušiuojamės dar daiktus, ką priduoti bagažą, ką rankiniam turėti ir viskas, atsisveikinam su Amerika. Dalis kompanijos jau yra išėjusios, dalis dar daiktus rušiuojas. Lagaminukus susipakuojam, viską priduodam, tuščiam rankom, pustuščiam kuprinėlėm po to kulniuosim. Lagaminai priduoti, einam savo vartų susirasti. Oro uoste dar apžiūrinėjom ir perkam paskutinės populiariausias amerikietiškas prekes, tai šitų paimam ne vieną, gal kažkam dar ir lauktuvių netyčia prasitariau jau. Nes čia tipo yra valyti dėmėm, nes veikia geras dalykas kelionėse ypač. Ir žinoma, dar amerikietiškų lauktuvyčių ieškom, žiūrim, kad būtų ne koksai, pavyzdžiui, čia Francija, o žiūrim, kad būtų ūsa, ieškom, pavyzdžiui, toks. Susipakavę, susikrovę daiktelius, paliekam New Yorką, paliekam Ameriką, va. Mūsų lėktuvėlis Boeingas iš tikrųjų šį kartą didysis su tuo, kur ir įsivaizdavau, kad turim atskristi. Jau šiaip netaip susipaistėm, kur kas sėdim, vietos daiktam jau irgi supakuotas, taip kad ramiai atsisėdam ir visi turbūt pamiegoti jau nori. Kol pasnaudėm, jau žiūrim ir valgyti atnešė, tik tai va pas Mantą matos, kad liko dar 5 valandos 50 važiuoti, skristi važiuosiu. Tai čia mėsytė, ryžiai, toks kaip ale salotas, bet čia tokia kaip, čia kruopos perlinės liktai matau. Ir žinoma desertukas, ir Coca-Cola, ir dar lauksim kavytę, žodžiu, visas servizas. Netikėtai neplanuotai pusryčiai atėjo, tai va toksai sumuštinukas, bandelė, kavytė, apelsinų sultis, vandeniukas, žodžiu, kas ką nori. Tas vaišinas liko tik tai valandėlę skristi. Ką tik atskridom į Kopenhagą. Dabar turim 40 minučių susirasti savo kitus vartus. O lėktuviukai jau paruošti kitiems skrydžiam. Tai turim per 40 minučių atsidurti į kitą lėktuvą. Nu, bent jau nereikės nuobodžiauti, viską greitai pasidarom, 1-2-3 skrendam namo. Mūsų kompanija visi taip tempą palaikydami, ieškam savo vartų kitų. Mamulė sėdi, saugo mūsų tašių krūvą, mes čia visi gastrinam, dairamės po parduotuvės visokiausias. Kompanija čia įsikūrus, va, tašių tašės, pekeliai. Kaip gerai, kad nereikėjo ilgai laukti skrydžio, viskas, mes jau visus vartus praėjom, laukiam eiliai. Ir skrisim namo. Kortelė sukrita, visi šalia sėdim, va. Laukiam eiliai lėktuvų trafikė. Matot, kiek čia per langą tiek net nesimato, ten gal 7 lėktuvai eiliai, kol mūsų lėktuvas galės kilti. Iš kur kelionė prasidėjo, ten įbaigęs, visi atsidalinam daiktus, tašes ir varom ilsėtis. Nebeprisimenu, atsisveikinau pavakarę ar ne, bet guliu savo lovytėj, visą nusiprausus, kremukais išsitepus, pagaliau sulaukiau savo patalėlių. Tai ačiū visiems, kurie stebėjot šitą kelionę. Jeigu patiko, žinoma, laikinkit, subscribinkit mane. Ir tikrai šią žiemą dar laukia kitų nuotykių, o aš lauksiu jūsų peržiūrų ir laikų, žinoma, ir dar ką nors pakomentuokit prie tą pačią. Ate.